žinokit, kad nėra didelė garbė. Būt žurnalistu? Tai jau čia yra liūdna. Man visą gyvenimą pradirbu žurnalistu, man yra liūdna. Va. Tai gerai, kad yra tokia, sakysim, žurnalistika alternatyvioji. Gerai, aš jums pasakysiu, jūs nesigėdykit. Gerai, kad yra alternatyvioji žurnalistika. O aš nežinau, kokia čia alternatyvioji. Man tai atrodo tokia kaip žurnalistika, aš nieko kitaip nedarau, negu dariau, kai dirbau TV3. Aš turiu sisteminį vadinamoji, ta, kuri galinguoja, kuri smogika yra. Ir yra ta kita, kur gali pažiūrėti. O kiek aš esu politikų durų atidariusi koją ir paklausiusi, visų. Ir Kubilius man aiškinosi, ir visi kiti aiškinosi. Pyko po to, ir Landsbergis nuo manęs. Tai gerai, tai čia žurnalistika yra. Yra blogai, kada žurnalistika, ar ne žurnalistika, kada jis susitapatina, susijungia su valdžios struktūrom, su kažkur, arba su viena kryptim. Dabar kaip? Dabar jie galės sakyti, mes opozicija, mes kalam naująją valdžią. Jie galės sakyti, bet jie nekali prieš porą mėnesių. Taip. Susitapatins arba su valdžios struktūrom, arba su tam tikrą grupuotę. Kokią mafijinę grupuotę. Man labai panaši ta grupuotė mafija. Žiūrėkit, aš dabar jums parodysiu tokį vaizdelį iš jūsų jau naujos valdžios gyvenimo. Čia, Miliūtė Jakilaitis medalį įsteigė fondą, jis yra fondo įsteigėjas. O kadangi mes gyvenam, aš taip nutraukiau savo tiradą ir sakau, Birutė Dambliauskaitė, Danguolė CL, ačiū labai. Mes visą laiką gaunam paramą, iš to gyvenam, kad mes gaunam tokias dotacijas iš savo žiūrovų. Tai aš labai noriu padėkoti visiems ir paskatinti visus kitus, nes mes gyvenam tik iš jūsų šitos paramos, turinių neprekiaujam, tai ir visą laiką žiūrim, kad jūsų būtų čia daug, dėl to prašau kiekvieną, kad paspauskit, dabar pusė jūsų vis tiek nepaspaudė nei to laiko, nei prenumeratos. Jinai nėra įkyri, jinai tiesiog praneš jums laiku apie mūsų premjeras, tai paspauskit, būkit geri, nes tada kanalas auga. Ir tada jūs, mums svarbu iš tikrųjų turėti kuo daugiau tos laisvos, nes mums lengviau, aišku, konkurencija mažesnė, nėra tos LRT, bet labai liūdna, kada ta maža erdvė laisva, tas laisvo šnekėjimo. Tai būkit malonus, paspauskit tą prenumerato žaismį, tai iš tikrųjų labai smarkiai mums padės. Tai dabar pasižiūrėkit tą vaizdelį, kurį aš jums, man atrodo, čia yra žiūrėkit, ponia Miliūtė. Čia jinai yra nufotografuota, viskas yra iš vieno iš tokių stambesnių lobistų, viešųjų ryšių bendrovės vienos stambiausių, kuri valdo didelės lėšas, tas viešinimo lėšas, o mūsų žiniasklaida iš jų gyvena. Tai čia Miliūtė nusifotografavusi su Mykolu Katkumi. O Mykolas Katkus yra investuotojų forumas ir taip toliau. Jisai figuravo ir toj pirmoji nuotrauka, kurią mes žiūrėjom, kada ten Bruveris ir visa kompanija nusifotografavusi. Ir sako, mes pasaulį valdome. Tai kaip jūs ant šito video viršelio, ant mūsų šitos transliacijos viršelio dar viena šviežia nuotrauka yra, kur Miliūtė Jakilaitis įteikia medalį, ne Jakilaitis, jisai padirbino, jisai įsteigė fondą Chodkevičiaus kartu su Bumblausku ir keliais dar valdžios žmonėmis, nukaldino medalį, davė Miliūtei, bet rankos, kurios perdavė Miliūtei, buvo naujojo premjero, o greta stovėjo krašto apsaugos ministrė. Kaip žurnalistas, dar nepamiršęs, kaip turi laisva spauda elgtis. Ar apskritai žurnalistui yra patogu šitaip būti Jakilaičiu, imti iš valdžios rankų kažką tai? Žinot, prieš kokį 15 metų, jeigu man būtų pasakę, kad vėl grįšim prie vienos teisingas nuomonės, kas buvo bolševikų laikais, aš būčiau pasakęs, kad biški tikrai būčiau nepatikėjęs. Ir prisiminkim, kaip tas pasibaigė. Aš tikrai netikėjau, kad gali grįžti į vienas rankas. Aš irgi netikėjau. Kaip tas atsitiko? Prisiminkim, kaip atsitiko. Aš gerai tą atsimenu. O papasakokit versiją. Teisingai. Versija tokia yra. Savo akise mačiau, bet aš tada laiku kaip tik tuo metu iš Šiaulių kraštą išėjau, nemačiau tos varganą gyvenimą prasidėjusi. Po naktinės reformas, žinomas garsios, žinot tą? Taip.
Mokesčių reforma. Taip. Kada žurnalistika visas, ypač laikraščiai ir televizija, atsidūrė sunkioj padėty. Nes kada yra krizė, kada sunkus gyvenims yra, žmonės pirmiausia žiūri duonos nusipirkti, už elektrą susimokėti, ne? O jau paskui ten laikraštis, pramogas, ne? Tik tai po to. Ir taip jau yra pasunkėję padėtis pasunkėję. Ir tada nutraukė spaudai žiniasklaidai PVM lengvatą. Žiniasklaida turėjo didžiulį PVM lengvatą. Mes mandrus buvom, dėl to, kad mums mokesčiai buvo mažesni, mums buvo galima honorarą įsisimokėti, nuo honoraro sodrai, nereikėjo beveik mokėti, paskui mums atsirūgos pensijom, bet tikrai tai buvo daug lengvatų. Ir staiga krizė ir nutraukė mums PVM lengvatą spaudai. Ir Kubiliaus darbai. Ir kai kurie laikraščiai pradėjo bankrutuoti. Šakis. Krachas, ne? Taip ir Respublika išnyka tada popierinis. Lietuvos rytas mažėjo. Vis mažėjo. Ir Šiaulių kraštas. Ir tada valdžia pasakė, vaikinai ar merginas, nepanikuokit, viskas tvarkoj, nežūsit, yra projektus dabar rašykit. O, ką tas reiškia? Rašai projektą, kaip jie sako. Tokį projektą dėl ten, sakysim, kultūros, kokių reikalų, visokių. Projektėlį rašai, gausit pinigų. Bet į konkursas bus. Kas konkursui vadovauja? Tiegi valdžios žmonės. Ir jeigu esi lojalus, tu tą projektą, kai jie sako, gausi. O jeigu pasišiaušęs, projektą negausi. Ir taip Respublika buvo suraityta. Ji buvo net paskelbta netiška, ar kaip ten. Taip. Projektą nėra ir viskas. Ir popierinė Respublika tada išnyko. Ji dar buvo nagliausia, bandė dar priešintis, viskas. Ir kurie bandė priešintis, tie ir nebeliko. Įsivaizduojat, labai paprastai ir suprata laikraščių leidėjai, kad reikia eiti dabar patiems ir prašyti to projekto pinigų. Tas buvo daug efektyviau negu tarybiniais laikais. Aš tarybiniais laikais redaktorius buvau. Kaip tada buvo? Tada įsikviesdavo ant kilimo ir taip, ne? Galvikį nuleidė ir, išeini vėl kažką tokį bandai daryti. Čia atvirkščiai, nieks ant kilimo tavęs nekviet. Tu pats ateini, eini prašytis ir rodyti ištikimybę. Čia daug efektyviau negu tarybinė tavo bolševikinė komandinė sistema. Ir labai greitai per kelius mėnesius susitvarkė reikalai, nutilo televizijos aštrumai, nutilo laikraščiai šis kaip kurie ir iš dienraščių paliko paprasti, nes pasunkėjo gyvenims. Bet svarbiausias dalykas, kad pradėjo spauda paklusti. Jau jokių būdų jos dabar negalim vadinti ketvirtąją valdžią.